Ką ten rankose Jurgutis mūsų turi? Jurgutis rankose turi naują bocmaną, Ryžas Magregoras, tai yra naujas mūsų kelionių bocmanas, kuris pakeis Jungą. Kadangi Junga dingo, tai mums reikia naujo bocmano ir štai jisai, pristatau jums. Mūsų kelionių nauja žvaigždė. O jūsų draugai paprašysiu išrinkti mums laivą, todėl kad mes su Magregoru niekaip negalim pasirinkti tarp dviejų laivų. Tai štai aš jums juos parodysiu, o kokį jūs išrinksite, su tokiu mes ir žiemą per ledus plauksime. Taigi, vienas iš tų laivų, Tur 80. Aš jį atidavinėjau už lašinius, aš jį pardavinėjau, aš jį mainiau į telefoną ir niekas jo nenorėjo imti, jisai stovi čia. Ir vienas kandidatas tai yra šitas. Tiesiog galvoju visiems, aš parodysiu, ko šitas laivas vertas ir ko jūs chebryte netekote, todėl kad tai yra fantastinis laivas. Einam parodysiu, kodėl aš jį renkuosi. Man jis patinka, todėl kad yra čia labai daug vietos, o ypatingai vietos yra labai daug čia. Čia gali eiti labai paprastai. Ir kada yra apšerkšnyje arba apsnygę, čia būna labai slidu ir nėra vietos. Ir mano vega, va šitas antstatas buvo aukštesnis, ženkliai aukštesnis ir šita vieta siauresnė. Todėl aš visą laiką čia kliūdavau ir slyzdavau ir būdavo pavojus nukristi į ledinę jūrą. Tai šitas laivas yra platesnis ir čia daugiau vietos yra. Kitas dalykas yra va šitas išplanavimas labai geras. Man čia patogiau būtų sėdėti, aš norėjau ir vegoje visą šitą persidaryti, va būtent taip. Todėl, kad du gultai man vienam čia ir čia man nereikalingi. Man reikalingas va toksai va staliukas, o miegoti aš visą laiką miegosiu trikampyje. Taigi netgi šitą panaikinčiau, čia gal pasidaryčiau kažkokią tai spintelės, nežinau, kažką tai. Tai va, žodžiu, vienas kandidatas yra šitas. Jo minusas yra tame, kad jisai minusų neturi jokių. Aš tiesiog negaliu pasirinkti tarp šito ir naujo kandidato. Tai dabar galbūt važiuosime į uostelį ir pristatysiu jums antrą kandidatą. Ir kurį jūs išrinksite, už kurį prabalsuosite, tai su tuo ir plauksiu. Šią žiemą norėjau paminėti, kad pavasarį galbūt pardavinėčiau šitą laivą, atlikęs su juo tuos nuotykius, parodydamas, kaip jisai veikia vandenyje. Tai nežiūrint tai, ar aš su juo plauksiu, ar aš su juo neplauksiu, aš į vandenį vis tiek įleisiu ir keliones atliksiu ir parodysiu, koks nuostabus yra iš tikrųjų šitas senas Albin firmos Tur 80. Dabar varome prie kito laivo. Gerai, pasakysiu, koks jo minusas. Minusas yra tame, tai yra tik tai, kad liečia žiemą. Tai čia jisai neturi va šito antstato vadinamo tento, kapelio, kaip jo pavadinsi, ir kada lyja arba sninga, arba būna šlapdriba, tai aš sėdžiu vairuodamas vairą va čia, būtent atviras. Ir į mane pučia vėjas, ant manęs lyja, ryte ypatingai, kada atsikeli, būna prisnygęs kokpitas arba dar labiau prilyta šlapdriba, nu tai yra tiesiog labai nemalonu. Tai va šitas laivas kol kas neturi šito kapelio antstato, va būtent čia. Ir man vairuoti jį, valdyti reikia būtent kada lyja, sninga ir tada būna labai šlapia ir nemalonu. Tai va čia yra vienas tas minusas, kurio vasarą nėra. Vasarą dalampučiai. A vat kada sninga, tai čia tas minusas ir yra. Tai dabar jau tikrai važiuojame prie kito laivo. Na, o štai ir antras variantas. Tai yra Vinga 87, bet prailgintas variantas. Jisai prailgintas yra ant 1,5 metro. Štai va, jungtas nuo čia, čia šitas uždėtas, kad būtų galima valdyti šitą laivą iš čia. Tai dabar šito laivo ilgis yra 10 metrų. Tai kokie jo yra privalumai ir minusai? Nu tai va privalumas, tai va vienintelis, galbūt sakysime, va šitas kapelis, kadangi kai lyja, sninga ar ką, tai aš sėdžiu va čia va, čia vairuoju ir man yra dalampaški. Vienintelis minusas yra tai, kad nėra jam būrių. Nu aš jį išnumirus irgi prikelinėjau šitą laivą ir aš manau, kad aš nežinau, iš kur aš jam gausiu būrės. Naujas būrės pasiūti, aš čia žiūrėjau, pas lenkus kainuoja 3000 europinių pinigų. Iš kur man ubagui gauti? Tiesa, atsivežiau čia kelis būrės šiandieną iš savo atsargų. Galbūt kažkas tai tiks, atrodys aišku tragiškai. Tai vaina, pažiūrėsime vidų. Ja, čia nėra minkštų dalių. O čia va, vietoj šitos gražios damos čia aš sėdėčiau. Čia kur nors būtų Magregoras tupėtų. Čia mes eitume, štai čia būtų galbūt mūsų valgomasis. Čia mes turėtume
blemba tūliką ir dušą, kadangi čia karštas vanduo yra taip pat. Čia yra, va čia turbūt pasirinkčiau čia vakariutę, mes čia mėgotume. Na, va, viskas kol kas taip atrodo. Jo, tai vienas iš variantų yra šitas. Čia kugelį keptume arba cepelinus, čia rankas plautume, žodžiu. Čia alutį gerčiau, nu žodžiu, tai va vienas variantų yra šitas. Taigi aš nežinau, hebrytė, čia tai viskas neįrengta, čia net tai nerodysiu, čia va didžiulė yra, bendrai parodysiu, didžiulė kajutė. Bet čia dar viskas yra išdraskyta. Tai mes čia dėtume tiesiog sandėlį, čia būtų čiagos, va pilna, čia prikraučiau čiagos. Tai su šitų laivu tiesiog aš galėčiau išeiti į ženkliai ilgesnę kelionę, tarkim ir keliom savaitėm. Taigi, nežinau, hebrytė, jūs man pasakykite, kaip jūs nubalsuosite, su tokiu laivu mes ir plauksime. Man iš tikrųjų jokio skirtumo nėra, aš juos abudu noriu išbandyti, bet, na va, tiesiog nežinau, neapsisprendžiu. Labai gaila, pasakysiu taip, šitas laivas irgi buvo mano, aš jį buvau perpirkęs iš kapitono, tokio ruso. Ir vakar gavau tokią labai liūdną žinią, šitas kapitonas paskendo, jisai nusipirko jachtą, norėjo plaukti į Rygą, papuolė į audrą, čia kuri dabar prieš savaitę pas mumis Švedijoje buvo, ir rado laivą su iškelta bure ir jame nerado kapitono. Po kelių dienų rado jo lavoną. Tai va toks tas jūriškas gyvenimas yra. Amžinai jam atilsi. Na va, grįžtame prie laivo. Taigi, na kągi, balsuokite, rašykite į privatą ar taip, ir kaip bus, kaip nuspręsite, taip ir bus. Tai tiek. Na ir vis tik tai man pavyko pritaikyti kažkokias tai burės. Genują, sakyčiau, kad netgi per didelė, nes jinai užstoja visą grotą. Tačiau, kadangi mes čia turime furleksą, tai mes galime reguliuoti šitos būrės plotį. Taigi, man atrodo, jo, viskas gerai. Grotas yra šiek tiek pagrindinė būrė, ta, kuri už tos mėlynos yra šiek tiek per maža, bet ją kompensuoja šitą didelę genują. Man atrodo, kad šitas laivas paruoštas plaukti. Neužilgo jį testuosim. Ir man širdis linksta dėl šito laivo.